Valgom, nes juk Italija tiesa, bet šį kartą nusprendėme, kad įdomu ne tik tai, kas lėkštėje, bet ir tai, kas už jos ribų, o tiksliau, kas taurėje. Taip atsidūrėme Veneto regione, kur auga glera būtent tos vynogės, kurios vėliau virsta burbuliukais žinomais visame pasaulyje. Aplankėme Veneto vynogynus ir fabriką, kur viskas vyksta nuo A iki Z, nuo saulėje prisirpusių uogų iki butelių su kamšteliais. Tai mūsų gidas Marcello papasakojo, jog skirtingos kalbos čia duoda šiek tiek skirtingų skonių atspalvius. Taip viskas kruopščiai maišoma, kad galutinis skonis Veneto būtų subalansuotas ir visada atpažįstamas. Tai aišku, pačiam fabrikėje yra atliekami ir įvairiausiai tyrimai. Fermentacija vyksta tiesiog didelėse metalinėse cisternose. Gal ir romantikos nėra, bet yra labai efektyvu, nes per valandą čia pagaminama apie 25 000 butelių. Na, o vėliau dar turėjome tokią kaip ir edukaciją su savo gidu Marcello, kur ragavome, klausėmės, domėjomės apie burbuliukus ir žinot, toks apsilankymas šiame regione tikrai praturtina tiek tavo žinias, tiek skonį, tai jeigu būsit Veneto regione, būtinai apsilankykit.